Rizikos ir apsauginiai veiksniai susiję su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu. Augant, vaikas gali susidurti su skirtingais rizikos veiksniais, galinčiais paskatinti jį vartoti psichoaktyviąsias medžiagas. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą gali lemti šeimos požiūris į medžiagas ar jų prieinamumas, bendraamžių įtaka ar polinkis rizikai, socialiniai tinklai, psichologiniai veiksniai ar traumos, spaudimas mokykloje. Pelėda mitų neėda. Taigi, kaip tėvams valdyti šiuos rizikos veiksnius? Būkite pavyzdžiu, nevartokite psichoaktyviųjų medžiagų, o ypač prie vaikų. Palaikykite atvirą bendravimą, kalbėkite su vaikais apie jų draugus, veiklą ir patirtį. Nuoširdžiai pasikalbėkite apie psichoaktyviųjų medžiagų keliamus pavojus ir pasekmes. Skatinkite juos kritiškai mąstyti apie bendraamžių spaudimą ir ilgalaikės jų pasirinkimų pasekmes. Susipažinkite su jų draugais ir draugų tėvais. Taip daugiau suprasite apie savo vaiko gyvenimą. Aiškios taisyklės dėl psichoaktyviųjų medžiagų nevartojimo, grįžimo laiku namo. Žinokite apie savo vaiko buvimo vietą ir veiklą. Skatinkite vaiką užsiimti pomėgiais, kurie suteikia pasitikėjimo jausmą. Domėkitės paauglių gyvenimu, pomėgiais, junkitės į tėvų grupes, diskutuojančias apie paauglių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą. Šios žinios padės anksti pastebėti galimas problemas. Sukurkite palaikančią ir mylinčią namų aplinką, kurioje jūsų vaikas jaustųsi saugus, aptardamas savo rūpesčius ir patirtį. Daugiau informacijos rplc.lt. Pelėda mitų neėda.